kas nutinka, kai šiuolaikinis menas patenka į viešąją erdvę. Šiais pastaraisiais dešimtmečiais, skaičiuojant nuo nepriklausomybės atkūrimo, jau galima sakyti, kad įvyko tam tikras skirtumas, nes anksčiau, sovietiniais laikais, kai viešasis menas patekdavo į viešąją erdvę, jis nebūdavo komentuojamas, arba tie komentarai buvo labai atsargiai. Dabar jis nedelsiant sukelia diskusijas, jeigu tai yra kokybiškas menas, arba lieka nematomu, kaip ir priklauso, sakysim, standartiniams kūriniams.